Aloha ir sveiki sugrįžę į antrąją pamoką City Wave Vilnius. Mano vardas Rokas ir trumpai priminsiu dalykus, kuriuos išmokite pirmoje pamokoje, bet kurie yra labai svarbus, kad jie būtų implementuoti kiekvienoje jūsų sesijoje. Tai visų pirma, noriu akcentuoti ir priminti, kad kai krentame, dengiamės galvą, dengiamės minkštas vietas, kaip jums išeina, o geriausiai naudojame šalmą. Šalmas padės jums apsaugoti nuo nereikalingų traumų. Startuoti plaukimą galite iš abiejų pusių ir nebūtina pradėti būtent iš vienos pusės. Tai vienas iš būdų, kaip pradėti plaukimą, tai yra šis. Pasidėsite banglentę ant savęs, ant kojų, laikote banglentę už priekinės dalies, arti nosies, su ranka, kuri yra baseino pusėje. Su koja ir ranka dedate banglentę ant bangos keteros, prispausdami koją. Jaučiate, kad kontroliuojate, uždėtate kitą koją ir prispaudžiate lentą. Po truputį lenkamės žemyn ir pernešam svorį ant banglentės. Kitas būdas yra kitoje pusėje tai daryti, tai gaunasi, kad mes į bangą lipinėjam nugarą, nežiūrime. Kad įlipti čia pasidedam banglentę į vandenį, laikydami ją už nosies, statome priekinę koją ant banglentės ir iš lėto pasislinkdami žemyn bangos, kai jau patogu uždedam antrą koją ir laikydamisi už krašto, baseino krašto, mes jau esame bangoje, galime pradėti plaukti. Tai vienas iš šios dienos tikslų jūsų yra patiem tiesiog įlipti į baseiną be jokio trenerio pagalbos, stengiamės visada laikyti banglentę tvirtai, kad jinai neišlėktų ten, kur nereikia ir galėtumėm greitai startuoti plaukti. Taip pat primenu, kad nežiūrėkite savo po kojom, tai yra viena iš dažniausių klaidų. Visą laiką stenkite žiūrėti ten, kur norite plaukti. O dabar pereinam į antrojo lygio pamoką ir ko iš jos tikėtis. Šiandien aš iš jūsų tikiuosi, kad jau jūs tikrai visi išmokstate nusileisti, pakilti ant bangos, tai kontroliuojate ir galite pradėti čiuožti iš vienos pusės į kitą. Taip pat labai skatinu išsikelti tikslą. Galbūt jums pirmoji sesija sekėsi šiek tiek prasčiau negu kitiem ir tikrai nereikia dėl to nusivilti. Kiekvienas pradedam skirtingame lygmenyje. Svarbu išsikelti teisingus tikslus ir bandyti juos įgyvendinti šiandien. Tai primenu, šiandienos tikslas yra savarankiškai įlipti į baseiną ir pradėti plaukti, užkilti aukštyn žemyn ir pradėti plaukti iš vienos baseino pusės į kitą. Nuo dabar yra itin svarbu jūsų laikysena, kaip jūs stovite ant banglentės, labai atsilieps tai, ką jūs ant jos ir gebate padaryti. Tai labai svarbu ją optimizuoti, stovėti su pasididžiavimu, su pasitikėjimu savimi, dirbti ant to pasitikėjimo, mes stovim statmenai, stengtis atsipalaiduoti ir kad visa rotacija būtų iš viso kūno, ten, kur mes norime čiuožti, krūtinė į viršų, klubai atviri, keliai minkšti ir lengvai sulenkti, atsipalaiduojam ir siekiam ten, kur norime čiuožti. Čia jau pradedame čiuožti savarankiškai ir kai jūs jau pradėjote čiuožti ant bangos, tai turėtų būti paskutinis kartas iki nukritimo, kada jūs lietėte baseino kraštą. Stengiamės čiuoždami į vieną pusę, prie jos artėdami, keisti kryptį, pradėti čiuožti į kitą pusę ir surasti savo ritmą, vis jį didinti, vis daryti aštresnius posūkius ir progresuoti. Kaip padaryti aštresnį posūkį? Kai mes plaukime į vieną pusę, mes turime tikslą, kur norime atsidurti. Mes žiūrime į tą tašką ir kai mes jau prie jo artėjame, vidutiniškai ant šios bangos gausis, kad jau, kai kirtome vidurio liniją, mes pradedame suktis į kitą pusę, ten, kur norime čiuožti, žiūrime į sekantį mūsų trajektorijos tašką ir siekiame jo. Tokiu būdu, kuo jūs pradėsite jausdami ritmą anksčiau pradėti keisti kryptį, tuo labiau pradės aštrėti ir posūkiai ir atsiras ta aštuoniukė iš vienos pusės čiuožiant į kitą.
Vienas iš technikos elementų atliekant posūkius ir čiuožiant įstrižai bangos yra pasvirimas pirmyn arba atgal, tai kas pradeda mums įjungti bangos kraštą, dėl ko mes pradedam slysti greičiau. Išmokus bazinės aštuoniukės, turbūt norėsis ieškoti naujų variantų, ką čia mes galime daryti, kaip paprogresuoti ir papramogauti. Tai mano rekomendacija išmokti dar vieną įlipimą į vandenį ir startuoti daug greičiau, negu pasidedant banglentę ant baseino krašto. Triuko pavadinimas Acid Drop, tai yra paprastais žodžiais įšokimas į bangą įsimetant banglentę. Kaip tą padaryti? Banglentę laikome už tų vietų, kurioje maždaug statome savo kojas, atstojame prie baseino krašto, nusitaikome, kur mesime banglentę, tai yra ant bangos keteros, kur jau pradeda jinai leisti žemyn, nes jeigu užmesim per aukštai, mes atsidursim už bangos, per daug žemai mes labai daug krisim ir bus sunku pagauti balansą. Reikia surasti tą aukso viduriuką, ant kurio užšokus, realiai tvirtai atsistojat, pasisveriat pirmin ir pradeda čiuožti. Pagrindinės klaidos, tai viena iš jų yra ritmas. Tai jūs norite išmokti aštresnį posūkį, bet jūs žiūrite į sieną, kol darote, arba norite pamatyti savo purslus ir tai nepadeda jums padaryti aštresnį posūkį. Turi surasti tą momentą, kada reikia apsukti galvą ir žiūrėti į kitą pusę. Kai pradėsi žiūrėti į kitą pusę dar kildamas į viršų, atsiras ir didesni purslai. Kitas svarbus dalykas vėlgi yra laikysena. Neveltui kartojame tai daug kartų, nes laikysena labai svarbi ne tik banglenčių sporte, bet ir apskritai gyvenime. Šiuo atveju mokinamės su gera laikysena atlikti triukus, kurie bus aštresni, galingesni ir jausis vientisumas. Patarimas, jeigu užstrigote ir neprogresuojate. Pabandykite padaryti priešingą klaidą tai, kurią darote. Strigate ir neišeina plaukti iš šoną, pabandykite maksimaliai pasilenkti ir pabandyti visų greičių pasiekti kitą pusę. Tokia klaida jums suteiks informacijos, kurią galėsite apdoroti ir suprasti, kur yra tas viduriukas, kad galėtumėt su kontrole atlikti veiksmą, kaip norite atlikti. Šokote į vandenį ir nedašokote iki lentos. Ar jūs per anksti įmetėt banglentę ir per vėlai šokot, ar dar koks nors niuansas. Pabandam atlikti priešingą klaidą, surasti, kur yra viduriukas ir įgyvendinam užduotį. Labai skatinu mokintis iš savo klaidų, naudoti tokią praktiką, kaip mes darom, klystam, analizuojam, susidedam planą iš naujo ir darom dar kartą. Ir tas procesas eina be galo, be krašto. Su kiekvienu bandymu mes turime vis daugiau informacijos, vis galime susidaryti geresnį planą ir vis galime greičiau atlikti judesius tokius, kokius norime juos atlikti. Netgi jeigu bijote, būkit drąsūs ir ieškokit savo limitų. Nes jeigu mes jų nebandysim išplėsti, mes striksim ir būsim labai mažame progrese. Dar labai skatinu pasikviesti draugą, nes tokiu būdu jis padės jūs pastumti į priekį ir jūs norėsite pakonkuruoti vienas su kitu, o galbūt galiausiai ir kartu čiuožti ant vienos bangos ir sukurti kažkokius gražius etiudus. Primenu, mėgautis kelionę, mėgautis procesu, labai nepergyventi, jeigu kažkas sekasi sunkiau, tam reikia laiko, pastangų. Citywave Vilnius yra vieta, kur mes galime augti kaip banglentininkai ir puikiai praleisti laiką drauge. Ir dabar einame apšilti.